Tai ką reiškia terminas lėlė? Tai automobilis, kuris yra parduodamas privataus asmens ir jis yra jau nupirktas sudaužytas ir buvęs nupirktas sudaužytas ir parduodamas kaip sveikas automobilis, ane? Jūs įeinat į aukciono svetainės, jūs įrinkat automobilį ir žiūrit, kad pardavėjas yra privatus asmuo ir matote, automobilis gražus, švarus, viskas su juo tvarkoj. Pasitikrinkit dažnai, kai automobilis atrodo per gerai ir gera kaina, tai taip nebūna. Vis tiek kažkas automobiliu turi būti. Tai realiai geriausiai siūlyčiau pasitikrinti jo VIN numerį, paprasčiausiai įsivedus į Google paiešką. Ir dažnu atveju pamatysit, kad automobilis Amerikos aukcionuose rodomas sveikas, o įsivedus į paiešką jo nuotraukas pamatysite sudaužytas. Tai kaip jis buvo parduodamas turbūt pirmo savininko, tai turbūt greičiausiai buvo draudimo kompanija, kuri jį pardavė sudaužytą, tai jį nupirko privatus asmuo, sutvarkė ir išdėjo pardavimą kaip jau sveiką automobilį. Bet žinot, ne visi labai gerai sutvarko ir ne visi iki galo sutvarko. Tai sakyčiau, vengti tokių automobilių tikrai ir nepirkti.